apsiniaukę, jos nyksta. Laiku ir būna užsilikusi. Arba gali būti taip, kad jos išskrenda anksčiau ir paskui pargrįžta. Bet čia nėra toks įprastas dalykas. Šimtai. Tai čia nėra nei daug, nei mažai. Čia jų tiesiog yra tiek įprastinis skaičius, tiek, kad per pastarosius 5 metus rudenį būna. Tai būtų daugiau, tai kokių 14 tūkstančių, bet čia bus spalio mėnesį. O jau paskui mes nebežinom kiek, todėl kad atskrenda šiaurinės žąsys, jos susimaišo ir jau kai skaičiuoji, tai neįmanoma atskirti kurių rūšies, todėl kad tokiame ežere suskaičiuoti paukščius. Tos žąsys jos ryte, jos skaičiuojam anksti ryte. Bet tada visos nakvoja čia ežere ir anksti ryte išskrenda į lauką. Tai, bet laukai yra aplinkui, jo, tai tada tu turi sužiūrėti ir kiek jų išskrenda į kitą visiškai pelkės pusę. Tai jeigu būtų ūkanota kaip šiandien, tikrai apskritai nieks nedaryti, nes turi būti skaidri, gera diena. Rūšiai nustatyti jau bet kokiu atveju, jeigu jos skristų į kitą pusę pelkės, o ten čia jau yra už miško, tai yra Žuvinto pelkė, pagrindinė aukštapelkė, pati didžiausia, nes tik atrodo kaip miško pakraštys. Bet tenai jau yra Suvalkija. O šitas žąsis tai yra absoliučiai dauguma žąsų, ko gero skrenda į aną pusę. Bet viskas priklauso nuo to, kaip ūkininkai nuiminėja laukose derlių. Jeigu ten jie pirmiau nuima derlių, tai kartais skrenda į vieną pusę, paskui žąsis persimeta ten, kur yra daugiau maisto. Tai pasakyti, kaip yra sudėtingas, kurias galima išgirsti. Tai pečialindos, kurios dar vis truputėlį pilkosios, čiulba, galima išgirsti čeksinčias krakšles. Paprastai mažoji krakštė būna, ežerinės nendrinukės jau greičiausiai nepamatysim. Ir dar vienas paukštis, kuris man čia yra labai mėgstamas, tai yra ūsuotoji zylė. Jūs įsivaizduojat, kaip ūsuotoji zylė atrodo? Nieks neįsivaizduoja. Na, aš parodysiu paskui, kaip ta zylė atrodo, nes jinai iš tikrųjų ne zylė, mes pravardžiuojam zylę, todėl kad jinai nieko bendro su zylėm neturi. Kaip ilgauodegė zylės, taip ir ūsuotosios zylės, jos ne zylės. Jos savo laiku taip gavo pavadinimą, bet nelabai tiksliai ir nieks neperkrikštė. Anglų kalbos literatūroje tai jau jos yra tiesiog riedling, tai yra toks, nendrėse gyvenantis objektas, vadinasi, jo tikrai nebe zylės, bet jos yra įdomios to, kad gyvena būreliais, retas paukštis, saugomas ir iš principo gyvena tik nendrynė, niekur kitur. Jos neaptiksi nei miške, nei pakrūmėse, nei niekur tik tai nendrynas. Tai šiokia tokia bėda šiandien yra tai, kad nendrinės startą dar galim pamatyti. Lakštingalos išskridė, žiogaliai išskridė, krakšlės išskridė, ežerinės nendrinukės išskridė, bet mažoji krakšlė truputėlį panašiai į didžiąją krakšlę. Tai vat ją dar galima irgi nendrinuose pamatyti. Pakol kas labai tylu. Keturioliktas sako, kad šitie vaikų nemėgsta. Bet iš tikrųjų tai yra vienas iš kantriausių paukščių, kurie visiškai nesenai paplito Lietuvoje. Prieš kokį 20 metų buvo būtina stebėjimo rūšių sąrašas, buvo raudonoje knygoje, bet šitas garnys elgiasi kaip kurios kitos rūšys iš pietų atskridusios ir apsigyvenusios, jų labai gausiai visoje Europoje. Čia nebūtina sakyti, kad tai yra pasikeitę dėl klimato kaitos, mes nežinom, dėl ko jų gausiai. Bet tu nori sakyti, kad tai yra pasikeitę dėl klimato kaitos, mes nežinom, dėl ko jų gausiai. Bet tai viena iš tokių sėkmingiausių rūšių. Savo laiku mes Lietuvoje buvo tik taip pilkasis garnys, mes dar turim porturiką, ir mes tai labai retai. Bet savo laiku Lietuvoje buvo įprastas pilkasis garnys, dabar baltųjų garnių. Tai jisai toks, kai skrenda, jis atrodo labai miški tokie nepripūsti tie sparnai, jisai toks vos mojuoja. Čia yra pačios dažniausios, bet šitos tai atskiris spalio mėnesį. Šitų dabar nėra. Vienintelė rasė žąsų, kuri irgi reiktų priskirti prie sėkmingiausių paukščių iš tikrųjų, todėl kad ta prasme, kad jų populiacija labai stipriai gausėja. Tiesiog Europoje tai čia yra toks demografinis žąsų sprogimas, bet jūs stebimas daugiau kaip 10 metų, 15 gal net. Bet jų dabar yra tiek daug, kad yra vakarų Europoje didelė problema.
sužastinės, jos žemės ūkio jau tenkia, nulesa labai daug pievų, net ir ežero ekosistemas jos irgi truputėlį nustekena ir Žuvinto ežeras labai stipriai pasikeitė dėl pilkųjų žąsų. Yra toks laikotarpis žąsų gyvenime, kada jos veda jauniklius ir kada jos išsišeria ir nebegali paskristi. Tai čia būna nuo birželio mėnesio iki Liepos mėnesio pirmos pusės. Ir tada žąsis jokia, jinai negali paskristi. Dešinė pusė toksai stuobrys virš nendryno, jisai dvigubo pusės nendryno aukštyje. Ja? Ir ten ant viršaus patupintas yra jūrinis erelis. Tada žiūrėsime į jūrinį erelį, ar ne? O jeigu čia girdėti per kilometrą beveik ir tas sparnų jo, bet jeigu tyliai skrenda, tai didžiausia tikimybė, kad skrenda kur bėgesnė. Visi aiškinama su gulbėm? Dar pasižiūrime tam truputėlį kampę, jeigu ten giesmininkė, tai... Bet jūs reikia, man šiek tiek padėti. Bet pasitaiko, gervės milikuoja, o jaunikliai ir dabar jūs galite išgirsti, kad jeigu ramiai, tai kad jisai nėra labai taip apsigi, jau šaukštas ar daugiau. Didelė dalis derliaus lieka laukuose. Ir kadangi kukurūzas yra labai kaloringas. Čia yra daug kažkas. Važiavam daugiausia šiandien dėl gervių. Norėsim pamatyti žąsų truputėlį, pažiūrėkit spalio mėnesį, ir čia kažkur bus Čia būna mums kartais maišo šitie ereliai. Jeigu antroji dienos pusėje sugalvoja, kad jiems reikia nutūpti va šitas atviras vietas. Tarp kitko, mes gervių tikimės, kad jos čia parskris. Bet praeitą kartą apgrido 2 jūriniai ereliai. Ir užbaigė. Arba ežeriniai nendrinukai, bet jų visiškai vienas balsas. Šitie vabalų namai yra labai madingi ir svarbus, bet su viena sąlyga. Būkit malonus, užsisodinkite natūralią pievą prie šono. Nes šitokį natūralią pievą, kad jos turėtų visos. Tai čia bitiniai plėviasparnių būrio vabalai gyvena, kartais gali būti voras apsigyvent, bet plėviasparniam čia yra labai svarbu, bet joms reikia natūralios pievos. Kai pieva natūraliai yra tolokai, tai čia būna tuščias vietas.
rytoj ten atstumą gali. Nu, gal dar pamatysim vėliau. Bet jos atsargios, jos ne,